Dalybos. Gyveno vienas jaunas ūkininkas, kurio visas turtas buvo sklypelis žemės ir sena trobelė. Blogiausia, kad visas jo laukas buvo lyg sėte prisėtas didelių akmenų, kurių jis nepajėgė pašalinti. Kartą pavasarį ūkininkas nuėjo į lauką ruoštis sėjai. Pradėjo versti akmenis, bet jie nei iš vietos nejuda. Vargo, dirbo, sušilo iki 9 prakaito, bet nieko nepadarė. Atsisėdo ant akmens ir rankovę šluosto prakaitą nuo veido. Tik kur buvęs nebuvęs strykt ir stovi prieš jį gražiai pasirėdęs ponaitį. Ei, žmogau, ko toks susirūpinęs sėdi? Klausė jis. Kaipgi nesirūpinsi, atsakė žmogus supratęs, kad čia velnias. Jeigu nežinau, kur savo turtus padėti. Kas metai pavasarį, parskrisdamos laukinės žąsys, atsitupia mano lauke ir tiek prideda kiaušinių, kad stačiai nežinau, kam juos parduoti. Vieni pirkliai siūlo aukso, kiti sidabro, bet man juk nieko nereikia. Pats visko turiu. Gali parduoti man? Sako velnias. Duosiu maišelį auksinių, ar bus gerai? Mažai duodi, bet tegul bus taip, sutiko žmogus. Tik šį vakarą, gerbiamasis, pasiimk visus kiaušinius, nes man reikia lauką dirbti ir javus sėti. Jeigu ne, rytoj kitam parduosiu. Nesirūpink, atšovė velnias. Padavė ūkininkui maišelį pinigų ir tuojau dingo iš akių. Ryte ūkininkas žiūri, laukas kaip iššluotas, nei mažiausio akmenėlio nelikę. Pažiūrėjo ūkininkas į lygų lauką ir pamanė. Gera būtų velnę priversti žemę išdirbti ir apsėti. Vos tai pagalvojo, žiūri, velnias vėl ateina. Na ką, žmogau, patenkintas? Visus kiaušinius nusinešiau, dabar gali javus sėti. Kur čia būsi patenkintas? Kas metai man užauga toks derlius, kad negaliu pirklių atsiginti, vieni rūpesčiai, kad atsirastų koks nors pusininkas, su kuriuo derlių per pusę pasidalyčiau. Velniui net akys sužvilgo. Imk mane už pusininką. Išdirbsiu gerai žemę, prižiūrėsiu javus, be derlių pasidalysim per pusę. Na ką su tavim darysi? Sutinku, atsako ūkininkas. Bet reikia sutarti, kaip derlių dalysimės. O kaip tu siūlai? Klausė velnias. Vienas imkite derliaus dalį, kuri augs žemės viršuje, o antras tą, kuri augs žemėje. Gerai, sutiko velnias, aš imu viršutinę dalį. Ūkininkas neprieštaravo ir velnio išdirbtoje dirvoje pasėjo ropes. Užaugo ropės didžiulės kaip kelmai, ūkininkas jas pardavė ir gavo gražaus pinigo, o velnias turėjo tenkintis nudžiūvusiais lapais. Supyko velnias ir sako, tu mane apgavai ir už tai sėkim javus iš pusės dar 1 metus. Tik dabar aš imsiu tą, kur augs žemėje, o tu kas viršuje. Tegu bus taip, sutiko ūkininkas ir pasėjo kviečius. Velnio prižiūrimi kviečiai išaugo puikūs kaip mūras. Ūkininkas prikūlė kelis šimtus maišų grūdų ir juos pardavęs gavo daug auksinių, o velnias turėjo tenkintis sudžiūvusiomis šaknimis. Suprato velnias, kad nepergudraus ūkininko ir daugiau dalybų jam nesiūlė.